Kada pacientas jau pabunda iš komos, kada yra pajėgus atlikti fizinius pratimus, reikia suprasti, kad nereiktų skubėti žmogaus kuo greičiau statyti ant kojų ir bet kokiu atveju versti jį eiti. Pirmas dalykas, ką jums reikia suprasti, kad labai svarbu sustiprinti liemens raumenis. Tik tai turėdamas pakankamai stiprų liemenį žmogus bus pajėgus eiti. Tai pirmieji pratimai, kuriuos mes atliekame po galvos smegenų traumos, dažniausiai būna, jeigu reabilitacija atliekama ligoniai, aišku, lovai, kada žmogus grįžta namo arba jeigu jis turi galimybę atsigulti jau arba yra galimybė jį paguldyti ant kilimėlio, mes pratimus atliekam ant kilimėlio. Tai pirmieji pratimai būna labai elementarūs, tokie kaip kojų judinimai įvairias pusės. Vėliau žmogui šiek tiek sustiprėjus stengiamės jį statyti ant 4 ir atlikti įvairius pratimus šitoj padėtyje. Vėliau seka stovėjimai ant kelių, bandymai judėti ant kelių įvairias kryptis. Tik tada, kai žmogus sugeba atlikti visus anksčiau paminėtus veiksmus, tada mes jį galime statyti ir tikėtis, kad jisai po truputį galės atlikti teisingą ėjimą.